Svaras doleris, savaitinis grafikas. Matom, kad svaras praeitą savaitę padarė korekciją, taip, korekcinė žvakė ir dabar pagrindinis klausimas, ar taip ir išliks agresyvė korekcija, taip, ar svaras bandys koreguotis miški giliau. Daug neaiškumų vėlgi su to Kipro situacija, taip, tai įtakoja ir svarą, nes svaras turi Kiprė savo ir įmonių ir kapitalo, taip. Ir dar vienas iš tokių dalykų, tai rytoj, kovo 20 dieną, 8 valandą pas mus FOMS posėdis, taip, FOMS statementas, o 8:30, taip, pas mus FOMS preskonferencija. Tai aišku, per tos posėdžius gali būti visiškai pakeistas visas judėjimas ir būtent to posėdžio gal ir reikėtų palaukti. Tai kol kas savaitinis grafikas labai gražiai koreguojasi ir juda į apačią. Tai, bet aš laukiu, kad svaras padarys vis dėlto gilesnį korekciją, bent iki 5.330 ir tada jau galima linksmai padalyvauti pardavimuose. Taip, dieninis grafikas, vėlgi turim FIBA per visą praktiškai ekraną ir matom buvo dieninės žvakės iki 23 ir dabar atšakinėja. Pagal dieninį visai galimas variantas, taip, tokia mažytė galva ir pečiai gali susiformuoti, jeigu šitą traktuot kaip petį, čia galva ir čia jeigu susiformuos dar vienas petys, o jis gali susiformuoti, jeigu bus sustabdytas svaras ties linija 5.010, 5.00. Kitas variantas, galime pabandyti surizikuoti prieš visus, taip, pabandyti nusipirkti nuo nulinio lygio fibos nuo kūnų, čia tikėdamisi, kad nepratęs svaras judėjimą, atidirbs korekciją ir darys apsisukimą arba kažką panašaus su dvigubą dugną. Taip, stopas nedidelis pagal dieninį 80 punktų, užtat profitas pirmas 100 punktų, antras 300 punktų, trečias kaip minimum kažkur tai apie 450 punktų. Gan galingas galimas sandoris, to labiau, kad gilesnė korekcija jau pats grafikas reikalauja, taip, tai šitoje situacijoje galbūt ir verta surizikuoti. Aš 4 periodas buvo už praeitą savaitę čia scenarius neįvykdytas, taip, negrįžo svaras į savo trendą už praeitą savaitę, bet matom, kad suformavo naują palaikymą pačioj ir dabar mus klasikinis krentantis trendas su vidurinė trendinė linija. Ir svaras biški grįžo, bet į viršų baigti ciklą važiuoti nenori. Tai čia kažkur tai prie trendinės linijos ketvirtuko ir gap uždarimo dar galima laukti, kad ateis svaras ir sudalyvauti pardavimuose, taip, arba apačioj kažkur tai, priklausoma aišku, kada ateis, bet aš laukčiau, kad jisai prie trendinės linijos, jeigu techniškai taip žiūrėt, ateis kažkur tai kovo 21 dieną, taip, prie nuo vidinės trendinės linijos, nuo šitų gražių apačių, šito lygio gražaus, taip, plus vidinė trendinė linija galime bandyti užpirkti su tikslų iki pat pasipriešinimo linijos. Dar vienas iš tokių galimų scenarijų, tai vėlgi, jeigu mes čia miški ilgiau pastovėsim, taip ir aukščiau neeisim, tai jau šitam grafikė, tai tikrai jau bus galinga ir graži galva ir pečiai. Ir kur mes matysime petys, galva, ir dabar jau formuojama antroji petys, taip, ir jeigu vyksta pramušimas į viršų, taip, šito 5200 kažkur tai, taip, tai mūsų tikslas gan galingas 300 punktų, tai mes pereinam jau į vėlgi tos įprastos svaro lygius, aukščiau 1.53, taip, koks galimas scenarijas, jeigu bus vykdoma galva ir pečiai, tai pabandysim biškį pafantazuoti. Variantas ateina pramušinėjam, ateina prie trendinės kažkur tai linijos, taip, toliau grįžimas prie kaklo linijos ir pramušimas ir važiuojam į viršų. Kažkur tai dar pakeliui galim sustoti, ties pavyzdžiui 5.330 jo. Priklausoma, aišku, kada bus vykdomas tas scenarius ir kada vyks tas pramušimas.
čia, jeigu svaras dirbs techniškai, ne ant fundamentalių naujienų. Aišku, rytoj viskas gali būt apversta ir gali turėti FOMS posėdis labai didelį įtaką. Tai techniškai scenarijus kažkur tai toks. Laukiam rytdienos naujienų. Taip, valandinis periodas. Čia klasikinė tokia figūra techninės analizės, tai vėliava. Taip, mes turim tokia klasikinė vėliava. Ir vėliava dažniausiai tai yra judėjimo pratęsimo figūra. Jeigu mes pramušam kažkur tai 5.1, 40-50, mūsų tikslas apie 150 punktų į viršų. Taip. Jeigu mes pramušam apačią, tai greičiausiai grįšim prie koto, grįšim prie judėjimo pradžios, taip, prie 1.4970 arba net galim žemiau nusileisti. Bet reikia sulaukti pramušimų, reikia sulaukti kokią pusę pasirinks savo judėjimui svaras. Gali būt, kad mes negalėsim pramušti šitos vėliavos apačią, nes pas mus čia yra dar gan galinga, jau aiškiai matoma trendinė linija. Ir mes atsimušim nuo jos ir važiuosim tada į viršų. Padarė čia melagingą kažkokią pramušimą. Reikia laukti, žiūrėti, kur bus pramušimas, į tą pusę ir dirba. M15 labai gražus pas mus eina. Toks iš vienos pusės galima tai pabražyti. Krentantį trenduką, taip, jeigu imti šitas apačias naujai susiformuotas kaip palaikymą. Iš kitos pusės pas mus eina toksai siaurėjantis toksai trikampėlis, taip, ir jeigu pramušimas vyksta į viršų, tai dar galbūt ir įdomu sudalyvauti 35 punktus paimti. Jeigu pramušimas apačia, tai mes matom palaikymo kampas visiškai toksai neįdomus, bet tada mes turim ten prisirišimą ne prie šitų tikslų pagal trikampį, bet biškį nueinam į istoriją ir artimiausias toks sustojimas kažkur tai ties 1.500, 4.980. Tai jeigu pramuša į apačią salakį čia, jeigu į viršų, tai grįžta prie pramuštos linijos, taip, 5.130 buy ir minimum 40 punktų galima paimti. Stopas pagal taisyklę statomas už figūros, gan didelis jisai čia gaunasi, taip, bet jeigu atkreipdėmėsi šitą sustabdymo vietą, gan galinga, tai čia buvo sustabdytas, čia svaras buvo sustabdytas, tai visai ir užteks stopą už šitą 5.100 pastatyti.